Gyvenimas seminare lekia kaip spalvingas kaleidoskopas. Veiklos keičia vieną kitą ir žmonės laksto iš repeticijos į repeticiją, iš užsiėmimo į užsiėmimą. Vyksta ekspert-operatorinės praktikos, kuriuose mokomasi geriau jausti kitą žmogų, taip pat lavinamas ritmo jautimas, komandinis darbas. Cigun užsiėmimuose susitelkiama į save, nurimstama, atrandama tiek vidinė ramybė, tiek naujų jėgų šaltiniai. Daromos ir hatha jogos praktikos, asanos, pranajama, taip pat medituojama, vyksta aikštelės ir ne tik. Netrūksta įvairios kūrybinės veiklos. Ištisai daromos teatro repeticijos. Jose daugiau kaip 20 žmonių skirtingose vaidmenyse lavina savo artistiškumą, ugdo sceninius gebėjimus. Lygiagrečiai ruošiami ekspresyvūs pantomimos numeriai, smagiai repetuojami šokiai ir ritminiai pasirodymai. Šie intensyvūs pasiruošimai skirti artėjančiam talentų vakarui ir spektaklio premjerai, kurie jau netrukus vainikuos 2 savaites trunkančias kūrybinės kančias. Prie smagių renginių taip pat prisidės penktadienio vakarą vyksantis Vėžių gimtadienis, kurio metu pasveikinsime visus seminaro metu gimtadienius švenčiančius jogus. Nors yra daug veiklos, atsikvėpti galima Edelveis organizuojamose ekskursijose. Apsilankyti garsioje Šiluvoje, kurioje įvyko vienas iš 5 Europoje registruotų Marijos apsireiškimų. Čia lankėsi net pats popiežius Jonas Paulius II. Taip pat pabūti kitose lankytinose vietose, paplaukioti baidarėmis, atsipalaiduoti žvejojant. Besirūpinantis regėjimu gali daryti akių mankštas. Trokšantis naujų potyrių, įdomesnės realybės, ieško kelio į misteriją. Dabar žengsime kelis žingsnius kartu su pirmaisiais jos dalyviais. Pradžioje plėšė lapuką, sako daktaras. Čia bus bilietas į spektaklį. Pasiėmiau ir pradėjau. Tikras spektaklis. Iš pradžių taip kiekvieną lyg daiktą pauostai, pažiūri, iš ko padaryta, kas čia gali būti. Greitai atrandi, kas greitai. O po to toks azartas, kokia čia erdvė, viską nori apžiūrėti. Norėjau meilės, radau pliušinę širdutę. Norėjau šviesos, radau žibintuvėlį. Norėjau kūrybos, radau visokių instrumentų, radau detalių, iš kur galima kurti. Galiausiai, kai reikėjo atsisėsti, aš atsisėdau priešais kažką, kas buvo panašu į pianiną. Atsisėdau ir pirštus bėgiojau per klavišus. Ir mąsčiau iš tikrųjų gimtadienį savo pasidovanoti pianiną. Ir dabar supratau, kad ta mintis iš tikrųjų labai gerai ir grįžęs dabar tiesiog ieškosiu ir pirksiu savo pianiną. Kitos tokios asociacijos buvo logiškos, tokios išgalvotos, o kitos tiesiog sukeldavo kažkokius atsiminimus, kaip pavyzdžiui, žvagą ten vaškinė ir ruostų ir negaliu, ir tokia vaikystė, ir kaimas, ten seneliai, ir esu tame kvape ir tame tai vaikystėje kažkaip tai. Labiausiai gal įstiminė ananasas, tas, kad tasai, taip kvepėjo ir toks gyvenimo malonumas, reiškia, turi saldžiai pajusti, tiesiog išgyventi ir, nemoku pasakyti, man labiausiai gal įstrigęs yra visa kita, susidėliojo tai, ko aš noriu ir ko aš siekiu, gal tik tai prioritetas buvo ne tas, ar ne, kad vienas po kito netgi kas turėtų jį per būti, bet tas ananasas, jo tas kvapas, jo tas saldumas ir
Nu, nežinau, vat gyvenimą matyt reikia vat išgyventi taip saldžiai ir taip jį išjausti, kad mes va toks turbūt. Kažkaip labai keista. O iš tikrųjų taip paprasta. Matyt, per sudėtingai viską žiūri. Taip, kad tave kažkas gali apkabinti, atrodo, pasirūpinti tuos pečius priglausti, visiškai kitaip. Ir tas susitikimas ne vieną kartą vis tiek jautinu, kad ne vienas žmogus esi tam pasaulyje ir tikrai, sakykime, net užmerktom nematančiom akim, tu tiesiog net jauti šalia esant ir žinai, kad čia tas žmogus. Nes tavęs priėjau ir taip, aišku, moteriškai dar netekėjus, galvoju, mano dar tikslas subrenti šeimą, baimti tave atsidaužiau ir taip baimti į kaktą lėlė, o galvoju, geras. Bet man to durų reikia. Tiek visko daug, kiekvienas su savo prasme, su simbolika, su kažkokiais prisiminimais, su kažkokiom asociacijom. Ir tiesiog reikia visą tą atrasti, reikia rasti viduje norą, to ieškoti, ko aš neturiu. Aš tikiuosi visą tai persigels į gyvenimą ir atsiras tas tikrasis kūrybinis noras kabintis, ieškoti, nes buvo taip įdomu.